Tai sveiki visi atvykę į tinklalaidę Veržlė apie kiną, čia aš kino maniakas kalbinu kino kūrėjus ir industrijos atstovus. Tai iš karto kviečiu pasiekti, kad nepraleistumėte mano naujausio turinio, bei noriu pristatyti, kad mano veiklos draugai yra namų kino platforma Žmonės Cinema, kurioje galėsite rasti ir šį festivalį, apie kurį šiandien mes kalbėsime, ir tai yra Vilniaus trumpųjų filmų festivalis. Ir dabar noriu pasisveikinti su pašnekovėmis. Tai yra festivalio vadovė Rimantė Daugėlaitė Cegelskienė. Sveiki. Taip pat festivalio vykdomoji direktorė Gabrielė Cegelytė. Labas. Ir viena iš konkursinių programų sudarytoja Mantė Valiūnaitė. Labas. Taip pat galim paminėti, kad konkursinės programas sudarė ir Andrius Blaževičius bei Ieva Šukytė. Tai pradėkim, kas tas Vilniaus trumpųjų filmų festivalis, kokia jo istorija? Tai Vilniaus trumpųjų filmų festivalis yra didžiausias tarptautinis trumpametražių filmų festivalis, išskirtinis tuo, kad mes rodome tik trumpametražius filmus. Ir šį sausį festivalis vyksta jau 19 kartą, tai ta istorija yra visai ilga. Ir rodome tikrai gausybę filmų, didžiulę įvairovę iš viso pasaulio. Skaičiuojam, kad kasmet parodome apie 100 trumpametražių filmų iš viso pasaulio, tai jis yra tikrai didelis ir programa, ir įvairiausių renginių pasiūla. Ir dar ko didžiuojamas paskutiniais metais ir vis paminėm ir vis pasidžiaugiam to, kad mūsų festivalis kol kas vienintelis Lietuvoje, kuris turi Oskaro apdovanojimų ir Europos kino apdovanojimų kvalifikacijas. Gal tą gali dar šiek tiek išsiplėsti, ką tai reiškia festivaliai? Tai reiškia, kad visų pirma tai, kad gauti kvalifikacijas yra tam tikras procesas, tam tikros procedūros jas gauti ir paprastai tokias kvalifikacijas gauna festivaliai turintis, sakyčiau, tokią solidžią patirtį, rodantys festivalį aktualias, įdomias programas ir pritraukiantis kino kūrėjus ir industrijos atstovus iš viso pasaulio. Tai su Oskaro kvalifikacija mes ją gavom 24 metų spalio mėnesį ir su Oskaru būtent šią kvalifikaciją yra oficiali procedūra ją gauti. Ją aplikuoti galima kas 3 metus. Ir Jungtinių Amerikos valstijų Oskaro akademija šiuo atveju, jie vertina paraiškas ir jie nusprendžia, kurie festivaliai yra verti tų kvalifikacijų. Ir jeigu taip labai praktiškai reiškia, kad pagrindinio prizo, tai yra Grand Prix laimėtojas mūsų festivalyje, laimėdamas būtent šį prizą, jis įgyja teisę pretenduoti į Oskarų ilgąjį sąrašą. Ir į tą ilgąjį sąrašą praktiškai nėra kitos galimybės, yra kitos 2, bet jų neminėsiu, nes yra pakankamai sudėtingos, yra tau naudojamos, tai gali kūrėjas gauti tą patekimą būtent tik laimėjus vieną iš kvalifikaciją turinčių festivalių. Festivalis vyks jau 19 kartą, tai nuo ko jis prasidėjo, kokia buvo jo pati pradžia? Prasidėjo festivalis iš tikrųjų dar daugiau negu prieš 19 metų, nes turėjome pusantrų metų pertrauką, tai jo istorija truputėlį yra ilgesnė, bet jisai prasidėjo iš tikrųjų Skalvijos kino centre ir jo iniciatorė yra dar tuo metu Skalvijos kino centro vadovė dirbusi Greta Akcionaitė. Festivalis, jo pati pradžia buvo kaip Europos studentų filmų, trumpametražių filmų festivalis. Ir metai po metų jis evoliucionavo ir išaugo tai, ką mes šiandien turime, tai Vilniaus trumpųjų filmų festivalis, tarptautinis festivalis. Ir nuo 2012 metų, kuomet buvo įkurta lietuviškų trumpametražių filmų agentūra Lithuanian Shores, kuri yra dabar oficialus ir festivalio organizatorius, mes perėmėme savo rankas, draugiškus tarimų iš Skalvijos kino centro ir štai taip auginom iki to taško, kokį mes šiandien jį turime. Pakalbėkime dar šiek tiek apie pačio trumpo kino svarbą, tai gal norėčiau Mantės paklausti, kodėl trumpas kinas yra svarbus? Kodėl apskritai kinas yra svarbus? Tai aš manau, kad čia nereikėtų daryti skirties. Ta prasme, mes jeigu kalbame apie kiną kaip tokį vertingą, kaip galinti mus ir edukuoti ir kartu praplėsti supratimą apie tam tikras temas, tuo pačiu tai yra menas, ar ne, tai yra saviraiškos forma, kūrėjų
Ir man atrodo, dėl to mano toks yra atsakymas truputį su klausimu, nes jeigu mes sutarėm, kad tai svarbu, tai tada ir trumpas metras yra svarbu, nes tai yra tiesiog tas pats kinas. Gal dar šiek tiek būtų įdomu pakalbėti apie trumpo kino svarbą jauniems kūrėjams, kadangi tai visgi yra galimybė jiems su savo kūryba išplaukti tuos didžiuosius vandenius. Kaip galbūt pavyksta kūrėjams, gal noriu paklausti, ar kino kalba skiriasi trumpo metro ir ilgo metro? Man atrodo, sureaguosiu pirmą dar į tai apie jaunus kūrėjus. Tai žinau, kad Gabrielė ir Rimantė, kaip ilgametės festivalio organizatorės ir vadovės, tikrai daug įdirbio įdėjo, kad laužytų šitą stereotipą, kad trumpą kiną kuria tik pradedantis kūrėjai. Mes galime kalbėti apie jauną kūrėją, ne amžiaus prasme, ar ne? Ir tada, aišku, tai tikrai yra puikia proga išsibandyti save, ar ne? Kažkokį formą, tiesiog apskritai į kiną pabandyti ateiti. Bet kartu, man atrodo, svarbu pabrėžti ir tai, kad klausimas, kuo skiriasi, tai mano galva tiesiog skiriasi istorija, kokią tu gali papasakoti. Jeigu mes kalbam apie vaidybinį, pavyzdžiui, filmą, ar ne? Tai reikia suprasti, kad į tą trumpą laiką tu nesudėsi kažkokios didžiulės istorijos, kurią tu gali papasakoti ilgo metro filme, ar ne? Tai čia vienas iš tokio naratyvinio kino skirtumų, kad tu turi suprasti, ar tavo norima papasakoti istoriją yra labiau tinkama ilgam ar trumpam metrui. Kitas dalykas yra toks ilgametis apie trumpą metrą, kad, žinoma, eksperimentinis kinas dažniausiai bent jau buvo pradėtas kaip visiškai trumpa forma ir tai yra daug, man atrodo, pasakantis apie pačią formą, nes iš tiesų tas trumpos laiko tarpas gali būti tau puikia galimybė kažką išbandyti naujo, pažaisti su kino kalba, ar ne, išbandyti kažkokį naują techniką, pažiūrėti, kaip vienas ar kitas dalykas veikia. Animacija irgi, kadangi šiaip animacinį kiną užtrunka irgi labai daug laiko kurti ir tu nori pasibandyti kažkokias technikas, irgi gali pradėti būtent trumpam metre, kad suprastum, kuri technika gal tau yra svarbesnė. Bet iš esmės, man atrodo, tokio didžiulio skirtumo, kad čia yra tik tais trumpo metro kalba, čia yra ilgo metro kalba, tikrai nėra, tik tais turbūt norintiems kažką naujo pabandyti, gal tai yra palankesnis būdas. Aš dar visai gal jau galima grįžčiau prie minėto stereotipo laužimo. Man tas iš tikrųjų, kaip pasakė, kad tai yra dažniausiai pradedančiųjų ar jaunų kino kūrėjų, tai iš tikrųjų ne tik festivalis, bet kartu ir negaliu nepaminėti ir lietuviškų trumpametražių filmų agentūros. Mes tikrai atrodo ištisus metus ties tais stereotipų laužymais ir dirbam ir tikrai stengiamės akcentuoti ir festivalyje rodome ne tik jaunų pradedančių kino kūrėjų filmus ir kartais net juokaujam, kad jeigu išvestumėm amžiaus vidurkį tų kūrėjų, kurie atvyksta į mūsų festivalį, tai tikrai tai nėra studentų filmų festivalis ir nestudentiški filmai. Tai svarbu, manau, irgi taip suprasti ir vis turbūt paminėti, kad trumpametražis kinas yra profesionalus, puikus kinas ir kaip ir Mantė sakė, kad tai yra dažniausiai tik trukmė iš tikrųjų jos ir skiria, bet jokių būdų tai nėra kažkokios menkesnės ar žemesnės kūrybinės, meninės vertės kūrinys. Ir dar gal pridėčiau, tiesiog sureaguočiau į ką sakai, kad gal tai dažnai yra galimybė patekti, pavyzdžiui, jauniems kuriems į festivalius. Man atrodo, čia irgi truputį pradeda darytis toks, nebūtinai gal ydingas, tiesiog kelintis labai daug streso, bent aš taip jaučiu, kad jau kurdamas, bestudijuodamas savo trumpametražius filmus, kur dar iš tiesų tu studijuoji ar ne ir mokaisi dalykų, jau atrodo net tada noriu patekti į didžiuosius festivalius ir man atrodo, tas augina tokią labai didelę įtampą, kad tu šiek tiek
prarandi galimybę tiesiog mokytis, tiesiog daryti, tiesiog pasakoti, tiesiog bandyti. Nebūtina su ten pirmu, antru filmu būtinai jau patekti į festivalį ir nebūtinai, man atrodo, čia vat ką ir Rimantė sakė, nebūtinai tas trumpas metras yra tavo tramplinas į ilgą metrą. Galbūt tu pasirinksi visą gyvenimą kurti trumpą metrą ir tai būtų visiškai legitimus sprendimas, mano galva. Ir iš tikrųjų galima matyti ypatingai, Lietuvoje tai yra tikrai reta, bet didesnėse industrijose, kino industrijose matom, kad trumpametražius filmus kuria ir patyrę kino kūrėjai, ir jie, pavyzdžiui, sukuria ilgametražius filmus ir grįžta į trumpametražius filmus vien dėl to, kad pabandytų, eksperimentuotų naujas formas, kažkokius naujus žanrus. Ir Rimantė sako, tai yra puikus tramplinas ar ta eksperimentavimo platforma. Tas pats Almodovaras irgi prieš keletą metų sukūrė trumpametražį filmą, toks žinomas kūrėjas. Tai iš tikrųjų gal ir pasigendama to Lietuvoje ir vis stengiamas priminti, kad tas trumpametražis kinas yra ne tik ta startinė stotelė, bet prie jos vis galima grįžti. Dar gal aš nebent pradėčiau, kad aš manau, kad trumpametražis kinas yra labai gera terpė mokytis kino kalbos, nes dažnai kūrėjai gali mokytis praktikos būdu ir tas trumpas kinas sukuria labai gerą terpę. Keliaukime prie festivalio programų ir kaip ir užsiminėte apie Lietuvos kino industriją, rodysite netgi 2 nacionalinės konkursinės programas. Gal noriu paklausti, ar yra kažkokios jaunųjų, nebūtinai jaunųjų, atsiprašau, Šiuo atveju tai jaunų. ar yra kūrėjų temų tendencijos? Kas yra svarbu kūrėjams šiuo metu? Kalbant apie lietuvis, ar ne, Taip. kūrėjus, tai aišku, ta tarpusavio santykių ir ar tai būtų romantiniai santykiai, ar tėvų vaikų santykiai, ar bičiulių santykiai, tai niekur nesitraukė. Man atrodo, ji yra labai aktuali ir vis dar taip jau metai iš metų turbūt yra pagrindinė, bet šiais metais tikrai yra ir daugiau tos įvairovės, tai ir priklausomybės tema, tai režisierius Rinaldas Tamoševičius, jisai taip tiesiog nuosekliai vysto šitą temą, tai jisai sugrįžta į festivalį su nauju filmu. Taip pat yra jau Ukrainos karo toks ne tik tas žvilgsnis į kaip vyksta karas Ukrainoje, bet kiek jisai daro poveikį ir čia. Ir dar tokia visiškai turbūt nauja tema, tai sekso darbuotojų. Ir čia yra filmas Eglės Razumaitės, Signalo kelias, tai filmas filmuotas Berlyne. Tai turbūt tiek tos kažkokios platesnės įvairovės ir šiaip pats požiūris į santykius toks neužsidaroma vien tik tais romantinėse temose, tikrai yra tokių šiek tiek iš kitų kampų pasižiūrėta į tą temą. Ir Gabrielė, tu mane pataisysi, bet papildysi gal, bet rekordiškai daug turėjom, ar ne? Šiais metais. Taip, mes visą laiką nacionaliniam konkursui darom atvirą teikimą ir patys kūrėjai gali teikti mums filmus. Ir šiais metais yra išskirtinis festivalis, nes mes turėsim visus filmus premjeras. Anksčiau rodydame filmus, kurie galbūt buvo parodyti kituose Lietuvos festivaliuose, bet šie metai yra tokie premjeriniai metai, tai 10 naujų filmų. Ir svarstėm, kiek mes tų paraiškų sulauksim, galbūt pasirinks kūrėjai kitus Lietuvos festivalius, bet iš tikrųjų sulaukiam daugiausiai, kiek esam sulaukę festivalių istorijoje. Ir tikrai buvo iš ko rinktis ir buvo tiek ir žinomų kūrėjų jau mums, kurių laukiam ir tikėjomės, buvo ir visai nematytų, negirdėtų. Tai tik parodo galbūt, kiek iš tikrųjų to kino kuriama, netgi ir Lietuvos kūrėjų, Lietuvos išeivių kūrėjų, ir kad visiems yra aktualu pas mus atvykti, visiems yra aktualu tą lietuvišką premjerą, parodyti auditorijai filmus ir pradėti metus taip gražiai. Tai labai džiaugiamės, kad iš tikrųjų galim pasidžiaugti tokią didelę įvairovę, kaip ir Mantė pristatė, ir tais naujais filmais, kurių kūrėjai vėliau ir kurs arba jau dabar kuria Lietuvos visą kino vaizdą, visą kino istoriją, tai viskas taip labai gražiai susipina. Aš gal papildyčiau tik tais dar ne apie temas, kaip tokias jau
ką analizuoja, bet pastebim tendenciją su kolegom programų sudarytojais, kad labai mažėja dokumentinių filmų. Toks įspūdis susidaro, kad dabar daugiausiai norima kurti, kalbant apie trumpą metrą, tai vaidybinis filmas. Ir tas tokį jau kelinti metai sulaukiam tų paraiškų, jų vis daugiau, bet vis mažiau dokumentinių, animacinių visada būdavo nedaug, bet šiais metais dar mažiau ir atrodo, kad čia tokia jau galima tikrai rimtai kalbėti apie tokią tendenciją, kad visi nori kurti vaidybinį kiną. Ir aišku, aš manau, kad tai iš dalies gal susijęs su paskutiniu metu lietuviško trumpametražio kino laimėjimais ir Kanuose Vytauto Katkaus rodyti filmai ir Eglės. Ir kartu atrodo, kad tokie pavyzdžiai tarsi kartais atrodo savaime jau tave gali tau didesnę sėkmę užtikrinti, negu kuriant galbūt labiau tokius eksperimentinius šiuo atveju, nebūtinai, bet dokumentinius ar animacinius filmus. Bet aš dar grįžčiau gal truputėlį prie temų ir Mantė paminėjo keletą. Aš kuo tikrai žiūrėdama ir šių metų nacionalinės konkursinės programas pasidžiaugiau, kad vis dažniau ir daugiau lietuvių kūrėjų filmai atliepia tas temas, kuriamis kuria ir Europos ar apskritai pasaulio kino kūrėjai. Tai tas pats ir Signalo kelias yra tokia gal labai mažai girdėta tema, bet apie tą temą kalbama ir tam tikrose konkursinių programų filmuose. Tai tas labai džiugina, kad iš tikrųjų vis dažniau yra jau ne tos vietinės mūsų tik Lietuvos, atrodo kartais auditorijai įdomios, aktualios temos, bet tų temų yra iš tikrųjų įvairovė jinai didėja ir iš to tikrai labai noriu pasidžiaugti ir kartu paraginti, aišku, ir ateiti tas programas pažiūrėti, kuo gyvena lietuvių kūrėjai ir kartu palyginti, kokie filmai yra rodomi tarptautinėse konkursinėse programose. Dar gal būtų įdomu sužinoti, kaip vyksta atrinkimas pačių filmų. Ar bandote ieškoti, kaip jie gražiai dėliotųsi programuose, ar vertinat patį filmą individualiai ir po to į programas dėliojat, kaip pats procesas vyksta? Su nacionalinė konkursinė programa tai tikrai vertinam pačius filmus ir dėl to ir tos programos nėra pavadintos kažkokiais teminiais pavadinimais, tai yra tiesiog pirma ir antra konkursinės programos, o tarptautinę konkursinę programą taip pat sudarom iš tiesų vertindami filmus. Yra 6 programos, ar ne, atrinkome 32 filmus, turėjom dar truputį daugiau, jau tokiam trumpajam sąraše ir tik po to dėliojam tas programas ir galvojam pavadinimus, tai iš tiesų vis vien yra prioritetas pats filmas, jo kokybė, jo išbaigtumas, jo aktualumas, originalumas, visi kiti kriterijai ir tada jau, kai turime atsirinkę tuos mūsų manymų verčiausius būti konkurse, tada ir dėliojam programas. Užsiminėme apie tarptautinės programas. Kaip vyksta filmų ieškojimai, kadangi šias programas filmų nieks, kiek žinau, jums nesiunčia, o ieško pats festivalis. Gabrielė, Netiesa. pataisyk. Pataisykite tada mane. Tai pačiai kaip ir nacionaliniam konkursiniam programom ir tarptautinėm mes irgi turim atvirą šaukimą ir vėlgi surinkom rekordišką kiekį filmų ir prie to tikrai stipriai prisidėjo tai, kad festivalis kvalifikuoja Oskaram ir Europos kino apdovanojimam, tai netgi nežinojom, ko tikėtis ir buvo tikrai intensyvi vasara tiems, kurie žiūrėjo ir atrinko tos filmus, nes mes turime ir platesnę komandą žmonių, kurie žiūri visus tarptautiniam konkursiniam programom suaplikuotus filmus, tai ne tik 3 programų sudarytojai, bet dar 8 žmonės buvo, kurie visą vasarą smagiai leido žiūrėdami tūkstančius trumpametražių filmų. Tai mes gauname paraiškų iš viso pasaulio, nes konkursas yra atviras visam pasauliui, bet tuo tarpu programų sudarytojai jie visą laiką dairosi didžiuosius festivalius, kad kartais kažko nepraleistų. Tai man te gali pasidalinti, kaip jums sekasi sekti ir Berlynus, ir Kaną, ir Lokarną, ir Veneciją, viską pamatyti, kažko nepražiūrėti ir galiausiai ir pačiupti tuos filmus, pačius geriausius laimėtojus A klasės festivaliuose. Tai iš tiesų Rimantė su Gabrielė yra atradusios jau ten tą visą mechanizmą, kaip čia nieko nepraleisti ir kaip gerai sužiūrėti. Tai
mes su Ieva ir Andrium gauname jau tos atrinktus iš patiktų filmų, bet paraleliai tiesiog žiūrime iš Berlyno konkursinių programų, iš didžiųjų, žodžiu, festivalių, bet ne tik, čia gal svarbu pabrėžti, kad žiūrime ne tik tų A klasės festivalių, kuriuos visi žino ir linksniuoja, kur rodomi tiek vaidybiniai, tiek dokumentiniai, tiek animaciniai, bet dažniausiai vyrauja vaidybiniai. Mes dar žiūrime ir, pavyzdžiui, iš Visions Durel dokumentinių filmų festivalio, patikrinam ir kas ten dar vyksta, galbūt ITFOje kažkas įdomaus nuskambėjo, tai žodžiu pasidairom ir į kitus festivalius. Ir aišku, kaip ir kiekvienam turbūt festivaliui, svarbu, ypač būnant didžiausių trumpametražių filmų festivalių Lietuvoje, tai svarbu parodyti ir tuos nugalėtojus tų didžiųjų festivalių. Tai čia ir aišku, dažniausiai jie būna tiesiog puikus, nuostabus filmai ir tu nori juos taip pat įtraukti į savo konkursinės programas. Tai bet vyksta, žodžiu, toksai ir iš patiktų, ir iš festivalinių filmų, kurie galbūt ten dar net nespėjo pateikti į mūsų kvietimą, bet mes jau pamatėm ir galim iš karto pakviesti, tai vyksta tokiais keliom trajektorijom ta atranka. O koksai pats atrinkimo laiko prasme procesas, kiek ilgai užtrunka tas visas programas suruošti? Beveik. Norėčiau sakyti beveik visus metus, bet ne visai iš tikrųjų. Iš tikrųjų, baigėsi festivalis, ir štai jau pirmas festivalis yra Berlynas, jau mes žinom, kokie filmai ten yra atrinkti ir jau nuo sausio mėnesio praktiškai Vamantė gali tik turbūt patvirtinti, kad jau pradedama dairytis tų filmų, o ta oficialus kvietimas teikti paraiškas kūrėjams pas mus prasideda nuo balandžio mėnesio ir tęsiasi kelis mėnesius ir programomis sudaryta turime apie spalio mėnesį. Tai toks daugiau negu pusę metų. Iš tikrųjų, 10 mėnesių tas procesas įvyksta. Trečioji, sakyčiau, festivalio dalis yra specialiosios programos, jų netgi 13. Ar ieškote temų, kadangi į tas specialiasias programas galima, tikiu, labai daug ką sudėti, bet visgi reikia atsirinkti. Turėsite nuo Indonezijos iki Portugalijos kino, taip pat ir lietuvių kūrybos. Kaip jos atsiranda specialiosios programos festivalyje? Gal aš tada galiu čia paplėtoti, kadangi festivalis vyksta jau daug metų, tai tam tikros programos jūs tęsiasi ir yra tęstinės nuo metų iki kitų metų, tik tai keičiasi, žinoma, turinys. Ir turime tam tikras blokus arba kategorijas, kurioms visą laiką norime paruošti programas. Tai lietuvių kūrėjų retrospektyva, užsienio fokus šalis, su kažkokiu užsienio festivaliu bendradarbiaujant sukuruojama to festivalio fokus programa, vaikams programos, suaugusiems, kažkokio vieno žanro. Ir tuomet turėdamos tokią struktūrą, mes visą laiką svarstom, gerai, į ką dabar atkreipti dėmesį, į kokią temą, į kokį žanrą, į kokį kūrėją. Tai, pavyzdžiui, kas yra labai įdomu, kad daug laiko kurdavome retrospektyvą lietuvių režisierių ir praėjusiais metais nusprendėm šiek tiek pakeisti ir praėjusiais metais buvo aktorės Gabijos Jaraminaitės retrospektyva, o šiais metais yra Audriaus Kemežio, operatoriaus. Ir kažkokie nauji vėjai ateina. Vaikams turinį visą laiką, labai daug metų festivalį turim vaikams programą ir porą metų jau prasidėjo nauja tokia banga, kad vaikai patys sukuruoja tą programą. Tai vis kažkokių naujovių ateina. Taip pat turime ir užsienio kūrėjų retrospektyvas, tai čia galės Mantė išsiplėsti, kad šiais metais turim Susanna Wallen. Taip pat turime tokias išskirtinės programas, kurios galbūt netelpa į paprasto seanso rėmus. Tai žinoma, mūsų garsioji kino naktis 5 valandų. Šiais metais turėsime ypatingą seansą, kuris netgi išsikels iš kino salės ir tai bus ekskursija mieste su filmų peržiūra, vadinasi A Wall is a Screen, pasivaikščiojimas Vilniaus senamiestyje. Tai visokiausių, įvairiausių, nematytų, negirdėtų programų ir visur filmai kiekvienais metais yra nauji, sukuruoti. Nauji ta prasme, kad nerodyti festivalyje, bet jie gali būti ir seni, ir archyviniai, jie gali būti iš viso pasaulio, gali būti iš Lietuvos. Tai galbūt tokie pirminiai akcentai ir galima toliau pakalbėti giliau apie tam tikras programas. Tai gal aš pradėsiu mintį apie išsiplėtimą iš kino ekranų, tai
Šiais metais pirmą kartą festivalyje bus paroda. Tai pristatome retrospektyvą švedų kilmės kūrėjos, gyvenančios šiuo metu ir dirbančios Floridoje, Suzanos Wallen. Tai bus 2 programų retrospektyva Neišmatuojamas laikas, kuri bus rodoma kino teatre, bet taip pat bus rodomi jos darbai parodoje. Tai toks išplėstinis šios menininkės ir kino kūrėjos pristatymas. Labai norėjusi tiesiog parodyti, kad kinas ir vizualieji menai nėra visiškai kitose barikadų pusėse ir kad yra kūrėjų ir menininkų, kurie labai gerai derina ir ypač trumpame metre. Tai man atrodo labai toks palankus irgi palanki forma tai daryti. Tai labai džiaugiuosi, nes jos toks labai ypatingas stebėjimas ir kūrimas kartu su žmonėmis toks, man atrodo, gal Lietuvoje nėra tiek įprastas tai, ką jinai daro. Nors tie filmai atrodo tokie iš pažiūros labai labai paprastučiai, bet kai įsigilini ir jeigu taip atvirai labai leidęs dėmesingai juos žiūrėti, tai man atrodo daugelis pajus, kad ten yra tokio geros ir stebuklėlio gero ir tokio tikrai labai atidaus, nuoširdaus kūrimo kartu su žmonėm arba labai atidžiai stebint aplinką. Ir pati Suzana Wallen atvyksta į Lietuvą, ko labai džiaugiamės. Bus visą savaitę, dalyvaus dar ir pabaigiamuosiuose parodos instaliavimo procesuose. Ir iš tikrųjų Mantės dėka, kai atrado šitą kūrėją, jos darbus Oberhauseno filmų festivalyje, tai aš galiu pasakyti, mes labai apsidžiaugiam tą idėją, būtent darbus dar ir parodyti parodoje, toks parodos formate. Čia buvo mūsų tokia sena svajonė iš tikrųjų išeiti iš tų įprastų kino rodymo salių ir iš tikrųjų išeiti į galerijas, kur ten trumpas formatas ir video menas, jis irgi puikiai tinka ir tas Suzanos Wallen darbų programos papildymas, manau, jis yra tikrai labai įdomus ir mums patiems pasižiūrėti, kaip tai papildys tos darbus. Ir dar ką noriu paminėti, kad paroda bus visą mėnesį iki vasario. Taip, atsidaro sausio 20, tai čia bus pirmasis startinis renginys festivalio. Išvakarėse atidarimo ir truks iki vasario 21. Taip, galerijoje Medūza. Ką įdomu, tai labai lauksim iš tikrųjų užsukant. Ir atidarimas, taip, antradienį 7 vakare, tai irgi laukiam, nes bus proga iš tikrųjų susitikti ir su pačia kūrėja. Ir man te minėjo, kad Suzana ir trumpą turą padarys po parodą, tai iš tikrųjų tokia išskirtinė proga. O visuomet yra noras skirti daugiau dėmesio kažkuriam vienam kūrėjui? Labai priklauso iš tikrųjų nuo sukretančių įvairiausių dalykų. Tokių gal neturim tokios vienos taisyklės, kad užsienio vieno kūrėją išskirti ir jam skirti daugiau dėmesio. Labai priklauso iš tikrųjų, bet jeigu kalbėtumėm apie lietuvių kūrėjų retrospektyvas, tai iš ties turime tą, kaip ir Gabrielė sakė, tradiciją iš tikrųjų rodyti vieno kūrėjo ar kūrėjų kolektyvo specialiasias retrospektyvinės programas. Ir šiais metais džiaugiamės dar vieno kolegos iniciatyva, tai Luko Kacinausko režisieriaus ir mūsų komandos vieno iš programos sudarymo asistentų iniciatyva rodyti operatoriaus Audriaus Kemežio filmų programą. Tai čia mums yra tikrai labai išskirtinė proga pristatyti ne režisieriaus darbus, bet būtent operatoriaus filmus. Ir dar gal ką pridėčiau dėl šios programos, kas yra labai įdomu, nes kuruodamas Lukas jis ilgai svarstė, kaip sudėlioti filmus, nes nors su Audriaus Kemežiaus mum nebėra, bet jis paliko labai didelį palikimą savo darbų ir nuo ilgo iki trumpo metro, nuo labiau gal komercinių iki dokumentinių, eksperimentinių, ir kuratoriui buvo iššūkis, kaip planuoti. Tai labai gražiai jau ta visa kelionė per programą susidėliojo, kad tai yra kaip kelionė su kamera per gyvenimą, tai kaip ir programa vadinasi, ir matome įvairius darbus, ir dokumentinius, ir vaidybiniai, skirtingų režisierių, ir gali pajausti vis tiek, ką reiškia
operatoriaus akis ir kaip jautriai ir empatiškai operatorius žiūrėjo į savo personažus, bandė juos pristatyti auditorijai, į ką atkreipė dėmesį. Ir tie filmai yra, ten seniausias galbūt 98 metų, iki ten, nežinau, prieito dešimtmečio ir technikos skirtingos ir tikrai galbūt ir atrodo jau gal jau nebe kokybiškai ta vaizdavimo technika yra, bet labai labai yra įdomu, labai netikėta ir labai eklektiška. Tai galbūt jeigu tai būtų vieno režisieriaus programa, tokios eklektikos mes nepamatytumėm, kaip dabar galim pamatyti ir kaip operatorius yra ištikimas savo personažams, savo kinematografiniai kalbai. Tai tikrai labai kviečiu pasižiūrėti ir seansus lydės pokalbiai su Audriaus Kemežio bendražygiais, su tų filmų režisieriais, tai tiek Vilniuje, tiek kitose miestuose bus galima išgirsti ir plačiau, kaip kūrė Audrius Kemežys, kodėl būtent šie filmai atsidūrė programoje. Kaip ir minėjot, yra viena iš specialiųjų programų, kuri jau tapusi vos ne legenda, tai yra Kino naktis. Man labai įdomu, kaip kilo idėja žiūrėti filmus naktį. Čia nėra iš tikrųjų mūsų išrastas dalykas ir Lietuvoje tas kino naktis tęsiasi jau tikrai daugybę metų, nežinau, kuriais metais galėjo būti ta pirma kino naktis. Bet turbūt dar gal kas prisimena ir Žiemos ekranų festivalį, tai tikrai irgi turėjo ilgas tradicijas rodyti ir Kolegos kino pavasarį, tai nėra, kad mūsų išrastas kažkokias konceptas ar programa, bet matom, kad bent jau mūsų festivalė ta kino naktis yra ypatingai populiari ir aišku dėl to, kad tai konceptualiai yra patrauklu turbūt tas 5 valandas išbandyti savo ištvermę ir žiūrėti filmus, bet kartu į tą programą mūsų kolegos programos sudarytojai sudeda filmus iš konkursinių programų. Tai kartais ir juokaujam, turbūt tie, kas neranda vis dėlto laiko pažiūrėti atskiras konkursinių programų filmus, tai yra tokia galimybė dalį tų filmų pamatyti būtent kino naktyje. Bet svarbu pabrėžti, kad dalį. Taip, dalį, tikrai ne visus. Vis tiek reikia galvoti, sudarant kino naktį, tai vis vien tu galvoji apie tai, kad žmonės žiūrės šitos filmus naktį. Tai yra... Žiūrės arba pasnaus. Taip, bet stengiasi įdėti filmus, kurie labai tavęs neįtrauktų į snaudulį. Tai yra tokio. Svarbu labai. Ir šiais galvoju, gal 2 metai, turbūt, kuomet šitą kino naktį mes rodom ne tik Vilniuje, prieš 2 metus dar turėjom tą tokią tradiciją, kad rodė tik Vilniuje, bet irgi išsiplėtėm ir ta kino naktis dabar pasklido po keletą miestų ir tą pačią naktį yra rodoma visose miestuose, kuriuose rodom. Ir turim visą laiką etatinių fanų, tiek iš savo komandos, tiek ne tik, kurie ir būna visas 5 valandas. Ir mes visą laiką taip programuojam tinklelyje, kad tu spėtum į pirmą troleibusą. Turiu suplanuoti. Dar apie programos būtent šitos surinkimą, ar varžo ta mintis, kad žmonės žiūrės filmus naktį ir kad galbūt filmas labai tiktų, bet jis per ramus žmonėms žiūrėti naktį. Tas sudarimas, kuo jie skiriasi nuo, sakykime, įprastų programų? Aš nepavadinčiau gal to varžymu, tu tiesiog įsivaizduoji dažniausiai, ką pats norėtum naktį žiūrėti, ar ne, arba kas tiktų. Tai ieškai, kartais gali būti nebūtinai ir... Dažniausiai, aišku, mes siejam su siaubo, elementais, arba ten su galbūt kažkokiais komiškais, kad tave pajuokintų ir tu ten neužmigtum. Bet iš tiesų tai yra ir tokių filmų, kurie galbūt nėra tokie jau labai greiti ir yra lėtesnio tempo, bet labai tinka atmosfera, tokia paslaptinga, mįslinga. Tai vis vien dėliojant, tu galvoji apie tai, kad galbūt dabar truputį ir nuraminkim ritmą, tempą, šiek tiek tokios paslapties, bet tada vėl tiesiog dėliojant kartu su Ieva ir Andrium pagalvojam apie tam tikrą tokią, kaip čia pavadinti, scenarijų, kaip ta naktis galėtų susidėlioti. Tai ir dinamika irgi labai svarbi. Bet jokių būdų nepavadinčiau to varžymu, tai labiau toks žaismingas pratimas. Ir dažniausiai taip visai linksma būna apie tai galvoti, o čia nuo šito pradėti, o po pauzės, o ką prieš pauzę dėti, tai visada tai yra toks žaismingas, malonus labai procesas. Taip pat turėsit ir industrijos dienas, ką gali nuveikti industrijos atstovai festivalio metu?
Šiais metais industrijos dienos truks net 2,5 dienos ir turime ilgą sąrašą atvykstančių įvairių kino festivalių atstovų. Iš tikrųjų atsitiko taip, kad dar prieš metus planuojant šitas dienas mes jau buvom numatę, kad viena diena bus paskirta tokiai temai kaip kino festivaliai, kaip demokratijos platformos. Ir dabar gyvenant tokiam politiniam kontekste, kokį mes turime šiandien Lietuvoje, iš tikrųjų ta tema jinai dar kitaip turbūt skamba ir rezonuoja. Ir sakau, kas galėjo pagalvoti, kad tokiam kontekste tie renginiai vyks. Tai vieną dieną skirsime būtent šitai temai, kino festivalį kaip demokratijos platformos ir kalbėsim kaip kinas, kaip priemonė, iš kino kūrėjų perspektyvos gali kalbėti ir kalba tam tikrom politiniam, socialiniam temom, ar kūrėjai susiduria su tam tikra net ir cenzūra, gyvenant, pavyzdžiui, net nebūtinai Europoje. Kino festivalio atvyksta atstovai ir iš Indonezijos, ir iš Kipro, ir iš Kanados, ir iš įvairiausių kitų Europos šalių. Tai festivalio atstovai irgi kalbės, kaip jiems, būnant festivalio organizatoriams, yra lengva ar su kokiais iššūkiais susiduria iš tikrųjų organizuojant festivalius įvairiuose irgi politiniuose, socialiniuose, geopolitiniuose kontekstuose, ar ne? Ar gali laisvai tam tikrom temom irgi kalbėti per savo filmų programas, ar gali kviesti visus kūrėjus, kurie nori ir taip toliau panašiai. Ir turėsime vieną pranešimą su organizatorė Kijevo trumpametražių filmų festivalio Keitė, kuri irgi kalbės iš savo festivalio perspektyvos, kaip jiems sekasi organizuoti festivalį karo kontekste. Tai čia tokia viena diena, o dar prieš tai dieną mes turėsime ir jau minėtos kino kūrėjos menininkės Suzanos Wallen meistriškumo kursus, į kuriuos labai kviečiu, manau, kad tai bus iš tikrųjų labai įdomi, tokia akiratį praplečianti patirtis, paklausyti apie jos kūrybą. Taip pat kino prodiuserius ir režisierius labai kviesime į filmų festivalių platinimo paskaitą ir taip pat į susitikimus su festivalį susitikti su kino festivalių programos sudarytojais arba vadovais, kurie atvyksta į mūsų festivalį. Na ir pabaigai, žinoma, kaip be rekomendacijų. Svarbu, ką gal dar būt paminėti, kad šiame festivalyje tikriausiai sunku išvystyti bent tik vieną filmą, dažniausiai žiūri žmonės programas. Tai irgi bus rekomendacijos tikriausiai programų, tai galim gal pradėti nuo Gabrielės. Galim pradėti. Mes jau šiek tiek esam irgi atradę galbūt savo favoritus per metus arba tam tikras tematinės programas ir aš esu labai didelė propaguotoja animacijos programų suaugusiems Olele. Ir ši programa pas mus į festivalį sugrįžta jau 2 metus. Anksčiau ją rodydavom ne festivalio kontekste, tai jau esam užsiauginę fanų bazę. Ir galbūt kuo yra įdomu atkreipti dėmesį į šitą programą, nes mes galbūt pastebim tokį automatinį šiek tiek ir nuvertinimą animacijos, kad yra skirta vaikams, čia animaciniai filmukai, netgi ir tas žodis filmukai, multikai. Ir mes labai daug irgi dirbam, bandydamos formuoti požiūrį kitaip, kad tai animacinis kinas yra kaip ir dokumentinis ir vaidybinis ir jo gali būti įvairioms auditorijoms. Ir būtent ši programa, Olele misija neįmanoma, yra N18. Tai netgi vaikai ir negalėtų jos pamatyti. Ją sudaro mūsų kolega Sebastian Sperer iš Prancūzijos. Ir jis visą laiką parenka pačius pikantiškiausius, keisčiausius, galbūt šiek tiek ir siaubo, ir gal kraujo, ir absurdo. Na, kad tikrai tik tai suaugę galėtų pasižiūrėti. Ir kas įdomu, kad programa trunka tik 60 minučių. Joje yra 6 filmai ir 60 minučių ir toks, kad tu išeini šiek tiek net gal ir apstulbęs, nes būna toks smūginis jausmas. Tai tikrai labai kviečiu apsilankyti ir pasižiūrėti šią programą. Dar kviečiu nepraleisti to, kad rodome virtualios realybės filmus. Tai va čia dar vienas įrodymas, kad kinas išžengia iš savo tradicinių rėmų, bendradarbiam su Blon festivaliu animacijos ir video žaidimų ir taip pat su Prancūzų institutu ir atvežame 2 VR filmus. Tai va, kaip sakai, galbūt neįmanoma vieno filmo pažiūrėti, kaip ir ne, bet kaip ir taip. Tai tu gali atėjęs į VR filmų programą, pasižiūrėti 2 arba kažkurį vieną ir labai žaismingai sutapo šiemet, kad VR filmų pavadinimai panašus yra. Ponas Vincentas ir ponė Sapiens, bet jie apie labai skirtingus personažus. Vienas apie Vincentą Van Gogą, kitas apie moterį iš akmens amžiaus.
Tai šitie filmai mane pakerėjo, kai buvau Blom pasižiūrėjau ir galvoju, bus tikrai puiku atvežti pas mus į Vilnių ir leisti žiūrovams pasinerti į tokius labai įdomius pasaulius. Tai vat galbūt būtų tokie akcentai ir perleisiu žodį kolegiam. Dėl VR gal pasakysiu, iš tikrųjų jau 2 metai, kaip rodom VR programą ir žvalgomės, kad iš tikrųjų yra tokia reta proga pamatyti virtualios realybės trumpametražius filmus, apskritai virtualios realybės filmus festivalio kontekste. Tai tie, kas mėgsta šitą formatą, šitą žanrą, tikrai labai kviečiam pasižiūrėti. O per rekomendacijas, nežinau, galiu pratęsti rekomendacijų temą. Aš savo ruoštų labai rekomenduoju į Portugalijos kino programą. Tai viena šalis, į kurią daugiau dėmesio šiemet skiriam dėmesio. Ir mes bendradarbiavom su Portugalijos Curtas Vila do Conde filmų festivaliu. Jų vienas iš vadovų sudarė šią programą. Ir daug nedetalizuosiu, kas ten per filmai, bet vienas iš jų yra Miguelio Gomeso, režisierius, žinomo portugalų režisierius, kuris prieš porą metų laimėjo Kanų kino festivalio geriausio režisieriaus prizą. Ir čia yra pristatomas jo 2013 metais kurtas filmas. Tai irgi tokia, reta proga susipažinti iš arčiau tiek su portugališku trumpametražiu kinu, tiek su jo tiek žinomais, tiek ir naujais kino kūrėjų vardais. O iš konkursinių programų, be to, kad tikrai labai kviečiam į premjerinius seansus, tai lietuvių kino kūrėjų nacionalinės programas. Kviečiu į programą Artumo beieškant. Programoje yra ir Venecijos kino festivalio laimėtojas Bekelės filmas. Ir dar tikrai ne vienas nuostabus filmas, kuris tikrai, programa yra tokia jautri ir kartu labai paliečianti. Manau, kad yra daug tokių sluoksnių, apie kuriuos su kuriais norisi pabūti ir kuriuos reflektuoji programai pasibaigus. Aš gal įsiterpsiu. Man rodos, negaliu be tavęs. Negaliu be tavęs, atsiprašau. Taip, negaliu be tavęs programa. Bet čia tavo versija pavadinimas. Mano versija Artumo beieškant ir iš tikrųjų ten yra labai daug Artumo beieškant. Taip. Ir tikrai ta programa yra tokia jautrumo, bet kartu ir tokio temų įvairovės, kaip iš tikrųjų mes galim arba negalim vieni be kitų. Labai gera programa. Aš tai norėčiau gal atkreipdėmės iš tarptautinių konkursinių programų dar į Apokalipsės belaukiant, bet čia dėl to, kokiam kontekste mes esam pas kino maniaką, tai ten yra toks kino maniakams kitiems turbūt tikrai turėtų būti labai įdomu pamatyti Christopherio Radcliffe'o filmą Mes buvome dekoracijos, kur galima pamatyti dar nematytus užkulisius iš šių dienų Apokalipsė režisieriaus Francis Ford Coppola. Aišku, apie šį filmą jau yra ir vienas labai labai geras filmas ir šiaip daug padaryta, bet čia šitam filme Mes buvome dekoracijos būtent žiūrima į vietnamiečių porą ir kaip vietnamiečiai žmonės dirbo tame filme masuotėje. Man atrodo labai tiesiog svarbu visiems kino mylėtojams ir ne tik pamatyti šitą filmą. Ir šiaip, nors skamba šita programa Apokalipsės belaukiant gali būti kažkaip gąsdinančiai, bet iš tiesų ten yra labai labai intriguojančių įdomių filmų. Pavyzdžiui, šitas kur galime pamatyti ne tik politinius klausimus nagrinėjant, bet ir kino istoriją. Taip pat dar šitoje programoje yra mano vienas iš favoritų dokumentinis filmas Jų akys, apie tokį visiškai nematomą dalyką. Tai yra žmonės, kurie moko saveigės mašinas, maršrutų, elgesio ir taip toliau. Tai išgirsti balsus tų žmonių, kurie tai daro ir apie ką jie kalba, yra labai 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 vertinga. Ir filmas, tiesiog aš kelis kartus jį žiūrėjau ir tai buvo man vienas iš tokių didžiausių dokumentinio kino prasme atradimų šiais metais. Tai Apokalipsės belaukiant, bet lygiai taip pat Suzanos Wallen bent jau neišmatuojamas laikas pirma programa. Kaip čia savo favoritus? Aš dar pridėčiau prie Mantės minėto Jų akys filmo. Iš tikrųjų irgi vienas iš mano
gal tikrai mėgstu iš to kūrėjo kūrybą, nes jisai jau pas mus buvo su savo filmu Vo operatoriai, nežinau, prieš kelis metus ir iš tikrųjų labai įdomu sekti iš to režisierius Nikolė Guro, jeigu gerai ištariu pavardę, kūrybą, nes jisai labai nuosekliai vysto tą automobilių kaip tokių saveigių mašinų arba ten dirbtinio intelekto temų. Tai yra iš tikrųjų, rekomenduoju sekti apskritai šito kūrėjo kūrybą ir va šitas Jų akys filmas kažkur pratęsė jo tą temą ir tikrai tokios temos, kur retai išvystyti. Ir visada atranda tiesiog, atrodo, ta tema tikrai kartojasi, ir ta technologinė pažanga, dirbtinis intelektas, bet ir kine ši tema tikrai yra populiari dabar, bet jis atranda kažkokį ypatingą raktą, kaip apie tai kalbėti, kaip parodyti, kad tu tiesiog pradedi labai net fiziškai jaust kažkokią tokią tarp grėsmės ir labai didelio smalsumo. Toks labai įdomus, labai įdomi prieiga, aš pritariu. Na ir pačiai pabaigai noriu paklausti, ar turit kokį bendrą palinkėjimą festivalio žiūrovui? Aš gal palinkėčiau tiek tiem, kurie jau buvę festivalį, tiek kurie dar gal neatrado, pabandyti ir ateiti, nes tikrai rodom daugybėje miestų, rodom ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, rodom ir Žmonės Cinema, ir LRT Epikoje, rodome įvairiausiuose formatuose, įvairiausiuose kino salėse, muziejuose, galerijose. Tai tiesiog ateiti ir pabandyti ir pajaus, ką reiškia trumpas kinas, galbūt atrasti savo kažkokių naujų kampų, savo santykį su trumpametražiais filmais. Jeigu reikia rekomendacijų, tai yra ir programos sudarytų rekomendacijos paskelbtos, galima asmeniškai mums parašyti, galbūt bus sunkiau atsakyti, bet pasistengsim tikrai. Ir yra labai labai daug įvairaus gero kino ir tiesiog skatinu žiūrovus, kino mėgėjus arba smalsuolius pasinerti, pabandyti. Tie, kurie bus Vilniuje, ypatingai kviečiam sausio 21 atidaryti festivalį su A Wall is a Screen turu po miestą, neišsigąsti -10. Šiltai prisirengti bus arbatos ir pabandyti šitą išskirtinį renginį, kurio daugiau festivaliai gal ilgą laiką ir nebus. Tai va tokie galbūt mano padrasinimai, kad nerti į trumpą kiną, pradėti metus taip ryškiai, nepamirštamai ir su kažkokiam naujom patirtim. Aš tai palinkėčiau šiaip žmonėm. Man atrodo, kad filmų programos seansas yra labai gera proga pakviesti seniai matytą bičiulę ar bičiulį, su kuriuo gal jau taip ar kuria, nežinai, ar čia turėsi apie ką kalbėti, bet nori pamatyti. Tai bus bent 5 temos tikrai po seanso. Tai aš labai raginčiau kviesti į pasimatymą, ką nors su kuo seniai matysi. Nuostabus palinkėjimas. Aš tai tik paantrint galiu jums abiems. Iš tikrųjų, tai linkiu mūsų žiūrovams ir tie, kurie jau lankosi ne kartą, lankėsi ar vis kasmet lankosi festivalį ir tie gal kas dar nepažino mūsų festivalio programą, iš tikrųjų atsiverti. Nes tokioj gausybėj filmų, kurie ir didžiuosius kino festivalius laimėjo ir tų, kuriejų dar nespėjom ir nebuvom rodę festivalį, iš tikrųjų yra reta proga, kada galima tiek daug įvairiausių filmų pamatyti per keletą dienų. Tai labai labai kviečiam ir labai laukiam. Aš irgi prisidedu prie kvietimo. Festivalis vyks sausio 21-27 dienomis, tiek kino seansuose, tiek ir internetu. Tad nueikite ir pamatykite gerą kiną. Tiek, ačiū, kad atvykote ir iki susimatymo kine. Iki.